Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vienija daugiau nei 700 profesionalių vaiko teisių gynėjų. Jų svarbiausia misija – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teisės bei geriausius interesus. Jeigu vaikui nesaugu, šie specialistai nedvejodami vyksta padėti į bet kurią šalies vietą, bet kuriuo paros metu, net ir švenčių dienomis. Šiandien ypač trūksta tokių žmonių, kurie pasirinktų šį darbą iš širdies, nebijotų atsakomybės, gebėtų įsiklausyti ir matytų prasmę padėdami vaikui. Tokie specialistai čia laukiami labiausiai. Tikslas visada yra išgelbėti ir padėti šeimai, suteikti jai reikiamą pagalbą, bendradarbiauti su šeima, galų gale, kad suvoktų, kas tai yra vaiko teisės ir kokią pagalbą mes galim jiem pasiūlyti. Mano vertinimu, jeigu tas pasirinkimas yra sąmoningas, neatsitiktinis, tai žmonės renkasi mūsų profesiją norėdami kurti vertę visuomeniai ir atnešti kažkokį pokytį į visuomenę, nes tai yra tikrai jautri sritis, jautri tema, vaikai visada ir visur yra jautri. Ir jūs žiūrime, esat per padidinamąjį stiklą jūsų tarnybą? Taip, ir mes esam po padidinamuoju stiklu ir jeigu tas pasirinkimas yra sąmoningas, tai man atrodo, kad žmonės tai daro iš noro padėti ar ne, keisti kažkokią situaciją ir panašiai. Žmonės, kurie pasirenka mūsų darbą, turėtų mėgti tą greitą ritmą. Pas mus labai daug dinamikos ar nekintančių dalykų. Visiškai įsivaizduoju vaikai. Tai kiekviena diena yra vis skirtinga, rutinos mažai mūsų darbe ir tikrai tie, kas mėgsta, nežinau, iššūkius, spartų gyvenimo ritmą, tie pasirenka mūsų tarnybą, darbą mūsų tarnyboje. Kokias savybės turi turėti žmogus, kad galėtų dirbti šį darbą? Pačios nuomonė. Turi turėti atsakomybę, mokėti aiškiai brėžti, išklausyti tiek vieną, tiek kitą pusę vaiką. Žmogus turi būti empatiškas, suprasti, suvokti, matyti bendrą situaciją šeimos ir turėti humoro jausmą. Netgi humoro jausmo taip reikia. Taip, čia labai net akcentuočiau šituos žodžius, kad reikia nuimti įtampą. Tai yra, vaikas ateina į instituciją, jau jam yra įtampa, ar ne? Tai mes turime sudaryti tokį įvaizdį vaikui ir sąlygas, taip, kad jisai jaustųsi drąsiai, atvirai ir jaukiai. Taip. Tarnyboje yra ir motyvacinės priemonės sukurtos, ar ne, tai yra papildomos poilsio dienos, sveikatinimo dienos, turime galimybę dirbti iš namų, taip pat tarnyba garantuoja ir užtikrina psichologinės pagalbos teikimą. Tai labai svarbu turbūt, poreikis, taip. Ir ypač po sudėtingų atvejų tai tikrai praverčia.